feel division in our lives. Daugelis iš mūsų jaučiame tą atskirtį savo gyvenime. Divided in our families. Suirutę savo šeimose. Divided from people we love. Suirutę žmonėse ir tarp tų, kurias mylime. Sadly, division is in many ways something that we experience all in our life. Ir tas susiskaldimas tampa tiesiog viso mūsų gyvenimo palydovu. Does not to have to be that way. Bet neturi tai būti. There is another sign, which is a cross. Yra dar vienas simbolis, tai yra kryžius. And of course, if we look at the cross, we think about faith. Žinoma, jeigu žvelgiame į kryžių, pagalvojame apie tikėjimą. And we think about Jesus. Ir pagalvojame apie Jėzų. Because that's what makes actually cross famous. Jesus Christ who died on the cross. Nes būtent tas asmo, kuris numirė ant kryžiaus, Jėzus Kristus ir išgarsino kryžių. If he wouldn't have died on the cross, we wouldn't care about this sign at all. Jeigu jis nebūtų numiręs ant kryžiaus, jums visiškai nerūpėtų šis simbolis. The only reason we know and remember the sign of the cross is because of Jesus Christ. Vienintelė priežastis, dėl kurios mes prisimename, ką reiškia kryžius, dėl Jėzaus Kristaus aukos. But usually we see the cross as a standing sign. Bet dažniausiai mes matome kryžių tiesiog pastatytą kažkur. Sign of pain and sign of death. Ir tai yra kančios ir mirties simbolis. But this is actually a sign of love. Bet iš tiesų tai yra meilės simbolis. Because if you put the cross down, nes jeigu mes paguldytume kryžių, this cross becomes a bridge. Šis kryžius tampa tiltu. If the cross goes upside down, if you put him sideways, it becomes a bridge that will go over the divide. Jeigu mes paguldytume kryžių tarp, sakykime, kažkokio tarpeklio, tai taptų tarsi tiltų jungiančių du kraštus. And the cross in your life can be a bridge that will cross any divide in your life. Ir kryžius tavo gyvenime gali tapti tuo tiltu, kuris vėl sujungs tave. Especially the divide to your loving Father, to our God. Ir pašalins tą atskirtį nuo tavo mylinčio tėvo danguje. And the Word of God says in the book of Romans 5, 6 and 8. Knygoje Romiečiams rašo 5 skyriuje nuo 6 iki 8 eilutės. Kai mes dar buvome bejėgiai, skirtu laiku, Kristus mirė už bedievius. Vargu ar kas mirtų už teisų žmogų, nors galbūt už gerą žmogų kas nors ir išdrįstų mirti. Bet Dievas parodo savo meilę mums tuo, kad Kristus mirė už mus, kai mes dar buvome nusidėjėliai.